Labas, Odeta. Sveika, Rūta. Labai malonu matytis. Taip. Nu, aš net nežinau, iš tikrųjų pirmą kartą, man atrodo, ne tai, kad man atrodo, bet iš tiesų pirmą kartą gyvenime imu interviu, sėdint namukė ant ratų. Kiek laiko jūs apskritai gyvenat namukuose ant ratų metuose? Praktiškai pusę metų ant ratų, pusę metų ne ant ratų. Praktiškai nuo ankstyvo pavasario ir iki vėlyvo rudens trunka mūsų gastrolės. Tai toje erdvėje ir būnam. Taip ir būnat, ar ne? Taip. O visą kitą laiką gyvenate kur? Gyvenam jau namuose kaip normalūs žmonės, grįžtam į Čekiją, ten vaikai lanko mokyklą, mes, prižiūrim gyvūnus, ruošiamės kitam sezonui, gyvenimas verda, sustoti nėra kada. Supratote teisingai. Pusę metų Odeta su šeima, vyru Marceliu ir 4 vaikais gastroliuoja po Lietuvą ir Latviją. Kitą pusę metų praleidžia Čekijoje, iš kur ir yra kilęs Odetos vyras Marcelis. Odetos klausėme, kuri šalis švaresnė ir tvarkingesnė - Lietuva ar Čekija? Lietuva pirmauja, sakyčiau, nes tikrai, kas man užkliūna daug kur Čekijoje, bet aišku, žiūrint miestas miestų nelygus, kaimas, kaimelių, žinot, bet šiaip, jeigu imt taip, ta Čekija, tai lietuviai tvarkingesni ir gal gražesni ir tos moteris pasitempusios. Taip yra. Taip. O pavyzdžiui, kalbant apie, tarkim, pas mus yra atliekų ten tvarkymo sistema, visokie rūšiavimai panašiai, kaip Čekijoje yra. Rūšiuojamės ir patys namuose turim specialius konteinerius, kur ten plastikas, kur ten stiklas, kur ten buitinės. Taip, šitas dalykas yra, sakyčiau, panašiai. Bet jie, kad nežinau, kaip tuose kaimeliuose, miestuose, aišku, vėlgi kitaip, žmonės ten savo kiemuose, visko jiems reikia, visko pilna, žinot. Nėra to tokio, kaip pas mus, čia darželiai, gėlytės, bet vėlgi, tai nėra visur. Aš apie savo galbūt labiau aplinką, kur mes gyvename, čia taip sakau. Tai kažkaip man taip. Tai gal jie kokie kaupikai tokie? Kaupikai, jo. Kalbant apie, pavyzdžiui, kurą, kokiu kur varomas namukas? Namuką tempiam su lengvuoju automobiliu, benzinas, dizelis. Tai tiesiog pati aš juos tempiu, nes vyras perveža didžiulius transportus, o aš savo namukus vežu. Pervežu. Tai pats namukas yra iš savęs tvarus, dėl to, kad iš viso kuro nesunaudoja. Be abejo, tik mašina. Supratau. O daugiau ryja automobilis, iš tikrųjų, jeigu tokį sunkesnį reikite? Šiek tiek daugiau, bet iš tikrųjų tai tikrai nesijaučia, nes prieš keletą metų turėjom didelį namuką, kur ten tilpom visą šeimyną. Tai buvo didžiulis, kaip vadinamas, sunkvežimis, Ir tada, biškutį būdavo tokių variantų, kai sunkvežimis sugedo mūsų namai servise. Ir mums reikia ten keletą dienų kažką galvoti, kur apsistoti ir visa kita. Tai kažkaip pasirinkom tokį mažesnę erdvę, bet tokia patikimesnė. Vienas automobilis sugesta, pervežam su kitu, visada namai šalia. Tai čia jūsų namai. Čia iš tikrųjų jūsų vaikų namai. Čia vaikų namai, mūsų šalia. Po to turim ir persirimą, kur naudojam sceninius rūbus, tai rengiamės vėlgi atskirai, tiesiog nesinori namus čia tokia betvarkė, kad būtų. Tiesiog, kiekvienam dalykui turim savo erdvę. Ir aišku, dušai, skalbimo mašinas, džiovyklės, nes didžioji dauguma galvoja, kad mes nesimaudom pusę metų, neskalbim, nieko nereikia. Tai, viskas yra, viską turim, tiesiog gyvenam, man atrodo, praktiškai taip, kaip ir visi normalūs žmonės. Tik tiek, kad ant ratų. Tiek, kad ant ratų, smagiai, tiesiog nežinau, man patinka. Aš nesėdėčiau tarkim, visus metus namuose, nekeliaujant, trūksta to, pasilgstam. Cirkas, su kuriuo gastroliuoja Odeta, kone vienintelis į savo programą įtraukęs ir gyvūnus. Tuos, kuriuos pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus galima pristatyti žiūrovams. Žirgai, poniai, lamos, šuniukai ir net kupranugariai visada keliauja su šeima kartu. O kaip su gyvūnais? Vis tiek jie, man atrodo, ir kakoja. Taip, be abejo, taip, turim specialią priekabą, vyras, ir kiekviena mieste jau turim iš kur, tarkim, iš ūkininkų, iš kur imam šieną, visus kitus gyvūnom reikalingus, dalykus. Ir taip pat turim jau kur
kur, tarkim, tą mėšlą vežti, nes tai yra geras mėšlas, į daržus labai maloniai priema, ar ūkininkai, žodžiu. Tiesiog kiekviena mieste, nes praktiškai į savaitę po kartą išvežam, kad vėlgi ten ir nesklistų ten koks kvapas nemalonu, žinot, ir tas viskas uždarai, viskas tvarkinga, žodžiu. Paklausta, gal turi patarimų, kaip sutaupyti, Odeta atsako, kad svarbiausia visai šeimai laikytis ir dirbti kartu. Reikia taupyti, nes šeima didelė, žinot, ir tikrai nėra tų galimybių tokių leisti savo netaupyti. Pirmas gal didysis taupimas tai, kad didžią dalį tiek scenoje, tiek ruošiant, statant cirką, žodžiu, darom visą šeimą. Tiesiog mažiau tuomet reikia ir tų darbuotojų, ir samdytų žmonių, žodžiu, kur padėtų. Tai vyras irgi, ir technikas, ir vairuotojas, ir viskas viename, žodžiu, ir artistas, ir gyvūnai, jam tą priežiūrą, šieno atvežti, visą kitą jam tenka. Tiesiog esam pasiskirstę savo darbais ir tiesiog tas toks ir taip pat taupom Vaikai, pavyzdžiui, renka butelius plastikinius, neišmesim, surinksim, kad kažką, tai čia jau jų būna užduotis. Nu, tiesiog visur, kur galim, žodžiu, taupom. Tai viskas, Odeta, ačiū labai. Ir už ką, nu tai ačiū Jums, Dieve, kad keliaukit, keliaukit toliau, džiauginkit. Jo, labai smagu, labai ačiū. Nu, ačiū ir Jums, Rūta, labai malonu. Pradėjom nuo tu, baigiam Jūs. Ai, nu, Dieve.